Kryžiaus ženklu krikščionis išreiškia tikėjimą švenčiausią trejybę. Pripažįsta atpirkimą Kristaus kančia ant kryžiaus. Taip pat prisimenamas ir krikštas. Rankų iškėlimas. Tai skęstančio, prašančio, maldaujančio gestas. Tai ir senas maldos gestas. Taip meldėsi Mozė. Klaupimasis nusilenkimas – nuolankumo ženklas. Katalikai mišių metu klaupiasi išreikšdami didžiausią pagarbą Dievo kūnui. Stovėjimas. Kai skaitoma Evangelija, visi atsistoja išreikšdami pagarbą Dievo žodžiui. Be to, tai pasirengimo vykdyti, ką išgirsime, gestas. Gulėjimu kniupščia išreiškiamas visiškas atsidavimas, nusižeminimas ir nuolankumas. Per vyskupo konsekraciją, kunigo šventimus, vienuolio įžadus Dievui, pasiaukojantis žmogus puola kniupščias ir kryžiumi atsigula ant žemės. Smilkalai per apeigas naudojami nuo seniausių laikų. Trys išminčiai aplankė gimusį Jėzų, be aukso ir miros, dovanų atnešė ir smilkalų. Kylanti smilkalų dūmai, malda, kylanti prie Dievo sosto. Malonus jų kvapas primena, kad mūsų gyvenimas taip pat turi skleisti malonų dorybių kvapą. Rankų plovimas pirmiesiems krikščionims turėjo praktinę reikšmę. Kunigas iš žmonių priimdavo aukas, skiriamas šventosioms mišioms, dvasininkų išlaikymui ir bendruomenės vargšams. Tad po šio veiksmo reikėdavo nusiplauti rankas. Dabar aukos taip nebenešamos ir rankų plovimas įgavo kitą prasmę. Plaudamas rankas, kunigas meldžiasi: nuplauk, Viešpatie, mano kaltybę, nuvalyk mano nuodėmes. Tai kunigo atgailos aktas, o simbolinis vandens užpilimas primena dvasinį apsivalymą. Žodis altorius, kilęs iš lotynų kalbos frazės alta ara, reiškiančios aukštasis aukuras. Krikščionių altorius yra stalo formos. Taip mums primena paskutinę vakarienę, kurios metu Kristus įsteigė šventųjų mišių auką. Altorius bažnyčios liturgijoje reiškia ir patį Kristų. Altorių dengianti staltiesė, lininė drobulė, per mišias naudojama maža staltiesėlė korporalas. Visi šie užtiesalai primena drobules, į kurias buvo įvyniotas mirusio Jėzaus kūnas.